XIX amžiaus pradžios sodyba Trijų girių apsuptyje Pelyšos geologinio draustinio teritorijoje. Čia šeimininkauja pedagogai tautodailininkai Lina ir Kazys Morkūnai. Pamilę pynimo amatą nusprendė šiuo amatu užkrėsti ir kitus, tad įkūrė pintinių sodelį. Arti 40 metų tiesiog susidomėjom šito dalyku ir pradėjom domėtis, pinti, paskiau tobulinimas pas geriausius pynimo tuo metu Lietuvos meistrus. Tai čia buvo Kauno taikomosios dailės mokykla. Patys geriausi meistrai. Savinam, aišku, po to patys dirbam, vis ieškom kažką naujo, kažką sudėtingesnio, kažką įdomesnio. Iš tikro, jeigu taip sakyt, jau man 64 metai, o tokios pamainos kaip labai nesimata. Pasydami padaro, bet ir užmeta už tai, kad darbo daug, o aišku, pinigai netokie, kurių reikia dabar jaunai kartai. Sodyboje tautodailininkai stengiasi išlaikyti protėvių dvasią ir autentiką, todėl čia besilankant galima pasijusti tarsi atvykus į praeitį. Senovinės klėtys, dūminė pirtis, akis džiugina ir tradiciniai senųjų darželių augalai. Čia eksponuojami ir XIX–XX amžiaus namų apyvokos daiktai. Tokiais šaukštais sriubą srebiam, tokiom šakutėm blynus kabinam, elektrą čia tam žibalinę užsidegam. Pas mus, jeigu pasibėt, nėra tokia standartinė, kaip sakyt, viskas truputėlį kitokie, kaip visi sako. Tai padarom. Jauti gal tokią praeitį, kaip toks yra filosofas Liudvikas Wittgensteinas, sako, iš amžinybės pozicijų, ar tai kažkas. Jauti tokią lietuvišką dvasią, ar kaip, tai ir stengiesi padaryti, parodyti ir perteikti kitiem. Tai jeigu kažką padarai, ir kitas mato, atrodo, taip turi būti. Tas ateina bendras suvokimas, kaip sakyti, kad iš praeities mūsų sūnus tie stiprybės semės, tai žinot pagal himną. Šulinys susvirtim, viskas, duonkepis, viską, tokį gyvenimo būdą, tiesiog prisiminti savo protėvių gyvenimo būdą, kad taip gyventi. Pradėjom tuos savo gaminius rodyti, demonstruoti ir įkūrėm klėtelį tą muziejų, pamatėm, kad dar yra visokių senovinių daiktų ar rakandų ir šitam klaime padarėm senų daiktų tokių muziejų. Žmonėm primena praeitį, vaikam nustebimui, jie žiūri, domisi, atvažiuoja, pravedam edukacijas, pynimą, pamokinam krepšelius, paprastus dalykus. Viso pasaulio kraštai buvo, čia ir japonai, ir amerikonai, ir islandai, ir danai, ir norvegai, italai, ir vokiečiai, ten lenkai, ir žydai. Viso pasaulio kraštų čia buvę ir slovėnai čia buvo. Prancūzai, tai čia dabar, kad atsimint, suvardint visą, yra tokia knyga, parašo tą prisiminimą tokią. Tai ir daug kraštų, tai pavaišinam sūrių, medum, arbatėlę ir tiesiog, manau, kad žmonės kažką pamato naujo, potyris naujas, ne dvarai, ne kokie dar ką nors, bet paprasto miško ūkininko sodyba ir paprasti pinti gaminiai ir paprasti senoviniai rakandai. Oi nebarkite vėly, oi nebarki senasai, man žirgelis laikinai, o mergelė amžinai, man žirgelis laikinai,
o mergelė amžinai. Eksponatus senovinius rakandus į sodybą atveža patys žmonės. Muziejuje taip atsirado ir garsiųjų Juozo Miltinio dramos teatro aktorių bei pačio Juozo Miltinio kvepalai. Tas eksponatas, čia eksponatus sudovanojam, brandam tiesiog ar plūgą, kokią knygas, ar kokią nors harmoniką, radijas, prie durų netgi, mūsų nėra, randam padėtą žyną, ten, ar vežimus rogės, kiti iš Klaimo kitos pusės dabar vežimai rogės, ar padargai žemės išmes, atveža. Senas randa kokius rakandus, jam nėra kur padėti, o čia atvažiuoja, pamato, kad gali kažkur kažką. Šventus paveikslus, tai atrodo netgi iš Kauno net, čia yra tokia didelė, jie gal tokios meninės vertės absoliučiai neturi, bet žmogui kažkur gaila ir galvoja šventas daiktas ar kas, ir atsiminimas yra, o atlaisvinti reikia namus. Tai čia, kaip sakiau, apie kvepalus šnekėjau, tai pasirodo yra ir Banionio, ir Miltinio, ir Vaclovo Blėdžio kvepalai yra. Rinko, o sūnui išmes irgi maišą visą atvežė, tik dabar atskirti, kuris kvepalas neįmanoma, bet yra tie kvepalai. Jie čia pastebi, kad šitie daiktai čia yra saugomi, tai prisimena gal kažkada pas savo tėvelius turėjo kažką tokį, ar vieną, ar kitokį daiktą. Tai sako, atvešim, tai po kiek laiko žiūrim, jau stovi, atvažiuoja, atveža kažkokį daiktą. Tai taip tie daiktai ir yra sudovanoti mums. Taip, iš tikrųjų mes nesebimės suranda žmonės. Taip nebūna dienos, kad kažkas neplankytų. Kaip matotgi, čia atrodo vidury gyrių taip važiuoja. Apsilanko. Žinoma, ir kaipgi Pintinių muziejus be pintų eksponatų. Eksponatus Ligita ir Kazys nusipina patys. Anot jų, čia muziejuje galėtų būti apie 1000 pintų eksponatų, tačiau šie iškeliauja į kitas vietovės ir netgi į užsienį. Pinam ir pagal užsakymus, bet būna mieste pas mus būna tautodailininkų mugė, ne mugė, o parodos tautodailininkų, tai mes tada irgi darom dirbinius parodai, tie darbai lieka mūsų muziejui. Netgi nestandartinėm, specialiai darom formas tada, nes reikia pasidaryti formas, jeigu ką padaryti, apmastom, su Ligita būna, mes šeima 41 metai, kai vedė. Tai va. Ir malonumai pinam, ir aišku, pini paprašo žmonės, aišku, ir, kaip sakyt, dasiduri prie pedagogų atlyginimo. Prieš 3 ar 4, 95 metų močiutė, sako, reikia pakeisti man skrinę, didžiausia skrinė, tai čia gal 1,5 metro, tai čia ir padaryti viską, tai aš iki šios dienos atsimenu. Ar tikrai dar reikia? Tikrai reikia. Išpynėm didžiausią skrinę, kaip toks stalas galva dydžio galite įsivaizduoti. Ir atvažiuojam pas ją, aplankom ir taip džiaugiasi, kad ta skrinė pasistačiusi, kambaryje, ten papuošusi ir džiaugiasi. Paskui dar jinai užsakė pintų gaminių, tai ten saulę kokią nupynėm, tai krepšelį kokį. Tai labai buvo smagu ir miela. Visgi tautodailininkai mato pareigą ugdyti ir jaunąją kartą. Šią misiją vykdo ne tik dirbdami pedagogais, tačiau ir savo sodyboje. Čia mažuosius lankytojus supažindina su pynimo amato paslaptimis, išmoko nusipinti krepšelį, vėliau smagiai šnekučiuojasi, vaišina savo rankomis rinktų žolelių arbata naminiu medumi. Žemuogių lapeliai dabar, vingiorykščiai ir galaviečių truputį yra lapelių, matot avietės vadžius. Paskiau deda mėto, čia jau medaus išsukto dar yra truputį, šeštadienį sukau medų čia. Norim parodyti, kad galime iš karklo vietelės sudrėkintas, kaip sakyt, pamirkytas, viską padaryti. Ir jo pasidaro papuošalas ar kokį papuošalą, jie būna tiesiog laimingi, kad jiems tas darbas pavyko, kad galima, nors pradžioje būna ir nusigandę, kad oi nepadarysim, bet padarė.
Bet visi išvažiuoja laimingi, kažką laimingi. pasidarė, kažką nusipynė ir Taip, supažindinti ir su etnografija, va, kaip čia ir papasakoju, aš padainuoju, ir paskaitau eilėraščių, kažkaip mes pabendravom, nuvedam į dūminę pirtį. Jaučiam tokį norą, tikslą, kad jaunimui supažindinti su etnografinė, su praeitim ir aišku, su mūsų mėgstamu ir mylimu amatu. Atvažiuoja ir apeinu, aš visuomet aprodau, viską einam ir į dūminę pirtį, einam prie atodangos ant Pelyšos, labai gražus vaizdas, va, jeigu turėsit laiko nusileisti. Tai viskas, nu ir tiesiog aš, kaip sakau, aš padainuoju, padeklamuoju, žmonėm legendą papasakoju. Nu, tai, legendą papasakoju. Ir žmonėm ir smagiai laiką praleidžia ir tiesiog susipažįsta. Ir mums smagu pabendrauti ir visuomet mes tada atsisėdam, ten ar po obelim, ar grįžę, ar kur, ir atsigeriam arbatos, nes mes čia aplinkui labai renkam čiobrelių, žoleles darom, netgi renkam per visą vasarą renkam žoleles. Pernai buvo, tai dvi visai aklas merginas buvo. Tai josai viską, jos kiekvieną daiktą čia šiupinėjo. Ir nusipinę po krepšelį puikiausiai. Ir jiem prie Pelyšos ir dar, nu, vis tiek pelį nusileisti reikia. Jie viską tiesiog padarė, įsibėjusi gražiausiai krepšelius, nupinę viskas. Ar čia prieš 3 savaitės buvo Lietuvos teatro ir muzikos muziejaus. Skyriaus vedėja, čia darbuotojas buvo. Va čia pamatė gitaras, čia bita grupės 60 metų senumo. Sako, jie darėm parodą roko istoriją, gitarų neradom, o čia pasirodo yra tas tokios gitaros. Visas, kaip ir gyvenimas, aišku, mes, kaip sakau, mes pedagogai, kaip sakau, ūkininkas, tautodailininkas, mokytojas. Tai va mes tokie. Nu tai tiesiog gal likimas, gal ta sodyba. Dabar jau visiems madoja tos sodybos, o mes šitą sodybą įsigijom 88 metais. Pasirodo reikia žmonėm, to miškų reikia, to kaimo, tos ramybės tokios. Na, mums reikia muziejaus. Vienintelio Lietuvoje galbūt Europoje. Tik gailiai kukuoja, girioj gegulė,